Dabar biški kitoks video apie kitokį automobilį, visų mylimą, visų be galo giriamą Volvo XC90 2.4 litro atnaujintas facelift modelis 2011 metų R dizainas iš Vokietijos 273 tūkstančiai kilometrų rida. Ir jūs ko gero dabar sakysite, nerealu, netikra, kažkas ne taip, meluoja, apgaudinėja. 2 užvedimo rakteliai, 7 sėdimos vietos, kablys, voriukas, kurtas mūsų čia, voriukas. Voriukai yra gerai, atidarom bagažinę. O, prašau, žiūrėkit, atsidaro. Čia atsidaro tinklelis, 6, 7 vieta vaikams, ne kažkam kitam, nes šis suaugęs, tai nebelabai ko gero dirbs. Bagažinės uždangalas, nepavogtas, vietoj dar. Šokam į galą, gale ką turim. Vaikams kažkokią sėdinytę, kažkokią galvytę pasidėję dar pasilikus. Mygtukai čia, mygtukai ten. Nu, neblogai ar ne? Stoglangis, šviesios lubytės. Einam čia, žiūrėkit. Kamera, aklos zonytės. Filmuoja kažką. R dizaino inicialai, nu, kaip gražiai atrodo. Pilnai elektrinės sėdynės. Užkuriam šitą modeliuką. O, papa, karšta šiandieną Klaipėdoj. Užsikūrėm, varikliukas, žiūrėkit, išlys multimedija. Premium sound garso aparatūra. Kaip ir sakiau, aklos zonos. Kondicionierius šaldo puikiausiai. Žodžiu, automatas su šildomom sėdynėm. Išlindo ir ekraniukas. 273 tūkstančiai rida. Mygtukai pažiūrėkit kaip nauji. Vairiukas nenutrintas, neperdažytas. Nu ir dabar svarbiausia informacija. 11 900 eurų 2011 metų. Rida 273 tūkstančiai kilometrų. Ir čia yra 2.4 variklis su 147 kilovatais. Visais 4 varomais ratais ir 7 vietų. Tai kas tokia ieško? Rimkų gatvė 37 Klaipėda. Lauksime jūsų.